Labas vakaras, Norvegijos lietuviai. Mano vardas yra Mantas Simaitis ir sveiki atvykę į dar vieną tiesioginę, galima ir čia transliaciją. Norvegija yra šalis, kuri garsėja labai palankia žmogui darbo aplinka, todėl daugelis užsieniečių nori čia dirbti. Bet kartais Norvegijoje dirbantis darbuotojai atsiduria visiškai nenorvegiškoje darbo aplinkoje. Kaip tai atsitinka? Kas tai lemia? Kokios yra darbuotojų teisės? Kokios tvarkos galioja darbo aplinkai gerinti? Kaip elgtis, kad ir mūsų darbo vietoje būtų palanki aplinka? Kas gali padėti tai sutvarkyti? Galim ir čia, bendradarbiaudami kartu su Norvegijos darbo inspekcijos specialiste Daina Bogdaniene, parašiau jums 6 dalių internetinio webinaro ciklą pavadinimu Darbdavys ir darbuotojas svarbus partneriai. Webinaro ciklas susideda iš 6 live transliacijų, kurios vyks lygiai kas savaitę tuo pačiu metu. Tai yra antradieniais nuo 8 val. Vakaro, tada, kada jūs pasibaigė darbus, atsėdat prie kompiuterio, pasiėmėt puodelį arbatos ir žiūrite mūsų webinarą. Ir jų metu Daina Bogdanienė pristatys 6 temas. Tai 3 temos bus skirtos darbuotojams, kurie dirba samdomą darbą, ir 3 temos skirtos tiems, kas turi savo verslus ir įdarbina žmonės. Ir jeigu norite pamatyti visas būsimas temas ir datas, tai jos yra šioje bėgančioje eilutėje, kur baigėsi Dainos Bogdanienės elektroninis paštas, tai vėl iš to pradės bėgti ir visus temos. Ir ponios ir ponai, šiandienos jau antra webinaro tema, tai ką reikia žinoti apie saugumą darbe. Tai kaip veikia HUMS, kaip galiu pakeisti situaciją pats ir ką privalo darbdavys, kada ir kur kreiptis, jei kažkas darbe negerai, ir darbo inspekcijos vaidmuo ir įtakos galimybės. Labas, Daina. Sveiki. Toksai nuostabus pristatymas ir aš noriu, ponės ir ponai, pristatyti iš karto mūsų šio vakaro, sakyčiau, pažybą, tai yra Daina Bogdanienė, tai darbo santykių saugumo ir teisės specialistė, Norvegijos darbo inspekcijos vyriausia patarėja. Daina, aš iš karto noriu pasižiūrėti, mes turime ir Ingridą Gailę, kuri praeitą kartą labai aktyviai reiškėsi komentaruose, tai labas Ingrida, jeigu kas nors nori pasveikinti su mumis ir parašykite miestą, iš kurio stebit, nes mums praeitą kartą buvo labai įdomu pamatyti mūsų geografiją, pasižiūrėti, kiek žmonių mūsų transliaciją pasiekė, tai parašykite, iš kokio miesto mūsų stebit. Nu, Daina, praėjo savaitę laiko nuo paskutinio mūsų pasikalbėjimo. Kas pasikeitė per tą laiką? Kas gero pas tavę vyko pasaulėlyje? Nu, žinok, labai daug kas vyko, bet visko išpasakoti aš negalėsiu, bet aš galiu pasakyti, kad su šita webinaru aš ganėtinai dirbau ir galvojau, kaip jį pateikti, kad nebūtų jisai nuobodus mums. Ir galiausiai viskas pasisuko ta linkme, kad aš daugiausiai kalbėsiu apie tai, kaip mes turėtumėme jaustis saugiai darbe, kad jūs, aš tai jaučiuosi saugiai, bet kad mes lietuviai galėtume pasinaudoti visomis tomis tvarkomis, kurios egzistuoja Norvegijoje ir visas aparatas didžiausias dirba, žodžiu, kad visi gerai jaustųsi Norvegijoje darbe, bet lietuvių ir kitų imigrantų grupės kai kada nepatenka į tas aplinkas, kuriuose veikia ta puikiai nuostabi norvegiška darbo kultūra. Tai apie tai aš kalbėsiu. Praeitą kartą, man atrodo, irgi tavo prezentacija labai tokia, sakyčiau, gyvybinga buvo, labai tokia organika puikiai jautėsi. Parašykite, tie, kurie stebi dabar transliaciją, po truputį žmonės jungiasi, parašykite, ar matėte gyvai transliaciją ir kokie jūsų atsiliepimai. Parašykite, kiek balų iš 10 už praeitą transliaciją galite įrašyti mums. O mes pabandysim šiandien gauti 1 balų aukščiau, ne? Tai tada aš paleidžiu savo prezentaciją. Taip, aš tada padėsiu, žiūrėk, taip padarysim. Ir pradedu nuo to, kad apie tą HUMS planą. Jisai labai nuobodžiai skamba, bet aš noriu pasakyti, kad Norvegijos darbo gyvenimo siekiamybė yra darbas be susižalojimų. Ir aš nežinau, ar girdėjot ar negirdėjot, bet yra toksai posakis, iš kurio galbūt visi juokiasi, trivsel på jobb. Trives du į Norge, klausia mūsų, kai mes čia atvažiuojam ir pradedam gyventi. Ar tau patinka Norvegijoje? Tai trivsel po jobb yra irgi patikti ir gerai jaustis darbe. Ir ar iš tikrųjų visą tai veikia gyvenime, ta gera savijauta darbe, nes labai daug, aš nežinau, aš matau šitą darbinį gyvenimą truputį iš kitos pusės, kaip kokia gydytoja, kur ateina žmonės ir visą laiką skundžiasi. Bet aš noriu galvoti, kad labai daug žmonių tikriausiai
ir gerai jaučiasi darbe, todėl kad pagal visus tyrimus iš 10 9 žmonės Norvegijoje labai patenkinti savo darbo aplinką, tai reiškia 10% žmonių tik tai yra nepatenkinti. Bet aš matau irgi tokį dalyką, kad skirtingose darbo vietose susikuria skirtingos darbo aplinkos ir atsiranda tokios darbo aplinkos, kur net yra jau beveik ne Norvegija. Tai tu atvažiavai dirbti į Norvegiją, o staiga atsiduri kažkokioj tai aplinkoj, kuri galbūt yra visiškai kitoj šaly. Ir Norvegai patys vadina visą tai paralelinę visuomenę, paraleliniu darbo gyvenimu. Galima pavadinti Norvegiją A ir Norvegiją B. Ir ką aš noriu pasakyti, aš dabar kalbėsiu, kaip susiformuoja ta neteisinga darbo aplinka ir kodėl, ir kultūrinius skirtumus aš paliesiu. Bet aš noriu pasakyti, kad darbo inspekcija ir visa Norvegija iš tikrųjų tas darbo aplinkas, kuriuose nėra norvegiškos darbo kultūros, stengiasi naikinti, bausti ir naikinti, todėl kad jiems tokių darbo aplinkų nereikia. Žodžiu, dabar čia jau papasakojau beveik tą, kas čia stovi pirmo punktu, segreguotos darbinės aplinkos. Ir noriu paminėti vieną tokį paplitusi tarp lietuvių, girdėjau, tikriausiai kitų imigrantų norą labai didžiulį dirbti viršvalandžius. Man yra darbdaviai skundžiasi ir darbuotojai netgi skundžiasi, kad mums neduoda dirbti viršvalandžių, nors mes labai norime jų. Aš pats Ar tu girdėjai man? Kai atvažiavau pirmaisiais metais, tai stengiuosi visų norvegų darbus padaryti vienas, už 2 dirbti. O už 3 nenorėjai? Kad jeigu būtų mokėjau už 3 daug dainą, būčiau ir už 3 dirbęs tikrai. Tai jeigu už 3 nori dirbti, tai reiškia, tu dirbi visas 24 valandas. Aš galiu paaiškinti labai trumpai, apie viršvalandžius nekalbėsiu labai daug, bet yra iš tikrųjų viršvalandžiai, tai yra labai, labai svarbi tema ir lietuviai nesupranta ir kiti, žodžiu, imigrantai, kodėl jiems tokios didelės baudos, jeigu aptinkama, kad jie dirba viršvalandžius. Labai, labai žiauriai reaguoja darbo inspekcija į tai, todėl kad yra 2 dalykai, 2 labai svarbios priežastys. Viena priežastis, kad Norvegija yra didžiulė šalis, bet iš tikrųjų tose nuotoliuose vietovėse, sakysim, visa ta darbo aplinka ir labai daug darbo vietų yra nuo vidurio Norvegijos žemyn, tam burbule, reiškia, susikaupia, ar ne? Tai yra vidurio Norvegija ir vakarų Norvegija, rytų Norvegija ir pietų Norvegija. Aplinkos ypatingai daug darbo vietų. O virš Trondheimo jau tų darbo vietų mažėja, aš po to parodysiu, man atrodo, žemėlapį, kur pamatysite, kiek darbo inspekcijos punktų yra visoje Norvegijoje. Tai kas atsitinka? Tenais nėra tiek daug darbo vietų. Nuošaliuose vietovėse darbo vietos yra dažniausiai sukurtos, nes ten yra duodami pinigai iš biudžeto ir stengiamasi palaikyti visą tą aplinką, kad visi būtų, kaip sakyti, visi uždirbtų pinigus ir kad žmonės normaliai ten gyventų. Ir jeigu tu dirbsi už 2 arba už 3, tai tu voksi kito žmogaus darbą, paprasčiausiai. Todėl yra neleidžiama dirbti. Antras dalykas, jeigu tu dirbsi viršvalandžius, tai reiškia, tu pavoksi pats iš savęs kokybišką gyvenimą, nes 24 valandos, 8 darbui, 8 gyvenimo, 8 miego, ar ne? Jeigu dirbsi daugiau valandų, voksi iš miego arba iš kokybės gyvenimo, negyvensi, šeimos negalėsi normalios, kaip sakyti, turėti laiko su šeima ir taip toliau. Tai dėl to negalima dirbti viršvalandžių. Čia irgi vėl išsiplėčiau, nes jeigu tu dirbsi juos, tai tu sėsi ant navo, galiausiai tu susirgsi, tai čia yra jau įrodyta mokslininkų, nereikia čia daug, visi žino tą, persidirbsi paprasčiausiai. Ir ką tai reiškia, tu sėdėsi ant navo ir tada gyvensi iš biudžeto, nes mokės valstybė tau pinigus, ar ne, tu būsi jau nedarbingas. Dėl to viršvalandžių negalima dirbti. Bet čia tik vienintelis pavyzdėlis, kad kaip imigrantai nesupranta tos norvegiškos darbinės kultūros. Tai bet imigrantai važiuoja į Norvegiją norėdami tos norvegiškos darbinės kultūros, bet atsiduria visiškai kitur.
Čia vat Donatas kaip tai gerą komentarą parašė, sako, norėčiau patikslinti, jog žmonės pinigų daugiau nori, o ne daugiau darbo. Teisingai, Donatai. Jeigu būtų galimybė už tą patį darbą dirbti, gauti 2-3 daugiau, tai nenorėtų niekas 2-3 daugiau dirbti. Norėtų tik tai rezultatų. Ir aš dar norėčiau dar vieną komentarą parodyti. Daina, tau specialiai čia skirtas. Viktorija rašo 10 iš 10, sako, labai malonu, kad Daina turėjo laiko ir galimybę atsakyti į komentarus, net praėjus keletą dienų po webinaro. Tai vat, iš karto dėkojam tau. Ir aš dar šiek tiek pavoksiu 20 sekundžių laiko. Gerai, Daina? Ponios ir ponai, jeigu kyla kažkokių tai klausimų, vėl galite pasinaudoti tą galimybę, parašyti mūsų komentarų sekcijoje. Mes turime galimybę ir parodyti jūsų klausimus, o, pavyzdžiui, kai Tramino lietuvių bendruomenė parašė labas, tai mes galėsim paskaityti jūsų klausimą, jeigu jis bus vietoje ir laiku. O jeigu mes kartais nespėsim perskaityti jūsų klausimą, Daina praeitą kartą mūsų transliacijoje apie darbo sutartį buvo skyrusi, man atrodo, 3 skyriai vakarus ar 4 vakarus skirtingus prisėdimus, kur atsakė visus klausimus, kur buvo parašyti komentarai. Tai jeigu šitas tavo savaitė nebus labai užimta ir tu turėsi šiek tiek laiko, tai vat naudokitės progą, nes Daina yra tikrai labai aukštos kvalifikacijos specialistė ir jums gali padėti jūsų situacijoje. Tai vat parašykit klausimus, arba mes juos aptarsim gyvai, arba paskui Daina prie kavos arbatos puodelio jums padės atsakyti juos raštu. Daina, aš jau pabaigiu savo monologą ir mes galim tiesiog eiti prie kitos skaidrės. Gerai, tai aš dabar tiesiog paaiškinsiu, kaip susiformuoja tokios aplinkos kitokios, negu Norvegijoje įprasta. Tai sakysim, va tas rūžavas burbulas viduryje yra tas norvegiškas burbulas, kuriame visi jaučiasi gerai. Ir 3 principai tenai vyrauja. Darbdaviai laikosi įstatymo, darbuotojai žino savo teisės ir vyksta bendradarbiavimas tarp kolegų, tarp darbdavių ir darbuotojų ir tarp darbuotojų ir profsąjungų ir darbdavių profsąjungų. Tai va šitas modelis yra labai būdingas Norvegijai. Norvegija labai didžiuojasi šituo savo modeliu. Ir atsitiko taip, kad staiga, kadangi plėtėsi ES, kadangi Norvegija atvažiavo nepaprastai daug užsienio darbuotojų iš naujųjų ES šalių, tame tarpe lietuvių. Lietuvių žinome, kad yra antroji pagal, dabar 3 jau, dydį imigrantų grupė. Lenkų yra 120 000, ukrainiečių dabar yra apie 80 000 atvažiavusių. Bet jie yra integruojami ir jie yra kitokio tipo, tai jie yra pabėgėliai. Ir jiem yra programos, 3 metus mokosi norvegų kalbos ir kultūros ir aš irgi ten turiu, kaip sakyti, paskaitas, aš jiems skaitau apie visą šitą. Ir lietuviai, ir lenkai, o lietuviai yra 3, tai apie 50 000, čia yra Norvegijoje mūsų. Ir mes turėjome patys integruotis. Ir tas žmogus, kuris dar nežino, ar jisai čia bus, ar jisai grįš, ar jisai čia gyvens, ar čia negyvens. Pirmiausiai be žmonos, po to su žmona, po to vėl atgal, po to vėl į Norvegiją. Tai ta integracija jam visiškai nerūpėdavo. Ir dažniausiai žmonės, kurie nemoka kalbos, dirba tokiuose nekvalifikuotose profesijose, tai va čia fiske produkšon, tai yra žuvies pramonė, transportas, žemės ūkis, valymas, viešbučiai, restoranai, mašinų taisyklos, automobilių ir taip pat statyba. Ir va šitose būtent profesijose ir šitose sferose atsidūrė labai daug imigrantų. Ir tenai susikūrė visiškai kitokios aplinkos, negu Norvegijoje įprasta. O norvegų tenai išnyko. Kodėl? Todėl, kad norvegam nebepatiko dirbti tenais, kur tavo kolegai dirbs už 2 ar 3. Ir norės uždirbti viso pasaulio pinigus. Suprantat, gavosi per 20 beveik metų, tokia įvyko dėja transformacija visuomenėje ir darbinėme gyvenime. Ir kaip jūs tikriausiai suvokėte, kad Norvegija, kuri didžiavosi šituo savo modeliu, jie dėja nenori to modelio naujo priimti, jie nepatinka jiems, kad taip atsitiko ir jie visom galiom prieš tą kovoja. Ir dabar susikūrė tie vadinami A-Krim darbo šešėlio centrai, kurie kovoja būtent tikrina labai smarkiai šitas tokias darbo vietas, kurie yra daug imigrantų ir kuriuose yra netvarka. Ir dabar aš parodysiu kitą, reiškia mano
tą slaidą vadinamą, kaip atsiranda tas užribis, tai mes žinomegi kodėl. Tai yra kalbos barjeras, tai yra socialinių kontaktų stoka, kad tu neturi, tu sužinai informaciją iš kažkokio tai džiunglių telegrafo arba sugedusio telefono, kultūriniai skirtumai labai svarbus, tai veda į prastą komunikaciją su darbdaviu, su visa visuomenė, tarp kitko, nes žmonės tiesiog gyvena savo aplinkoje ir kalbasi lietuviai su lietuviais, lenkai su lenkais ir jie net bendrauja su ta visuomenė, kurioje jie yra. Apie saugą darbo vietoje, darbuotojų teisę, socialinę partnerystę, tai yra bendradarbiavimą su profsąjungom. Nėra nei kalbos, darbuotojų įtakos darbo vietoje irgi visiškai nėra. Ir atsiranda socialinis dempingas, tai yra netenka dalies socialinių teisių ir atsiranda tas akrim darbo rinkos šešėlis. Vat būtent taip. Ir toksai gaunasi visiškai šešėlinė visuomenė, grosūna, kaip jie vadinasi, pilkoji zona, su kuria norvegai kovoja. Tai dabar mūsų pagrindinis... Sako, labai įdomi įžvalga, kurios nesimato eilinę dieną. Tai vat, aš irgi, man taip pritariu tau, aš irgi išsižiojęs stebiu ir bandau įsiminti viską. Na, ačiū labai, bet čia per daugelį metų aš jau išvelgiu pati ir matydama visą tai, kas vyksta darbo rinkoje. Ir aš suprasdama, ko norvegai nori ir ko mes norime, mes atvažiuojam su kitais tikslai, o norvegų tikslas yra apginti savo visuomenę ir savo darbo kultūrą. Ir dar kalbėsiu apie darbo kultūrą vėliau. Sekundėlę, aš dar noriu kreiptis į tiesioginės transliacijos žiūrovus. Jūs patys žinote, kad Facebookas tiesiog praėjus keliom dienom visą tą feedą paslėpė. Tai mano vienas praktinis patarimas, jeigu žiūrite tą transliaciją arba tiesiogiai, arba jeigu žiūrite pakartojimą jos, labai geras dalykas yra pasidalinti tą transliaciją ant savo sienos, Facebooko sienos. Dėl dviejų dalykų. Pirmas dalykas, aišku, akivaizdus, kad tai padės mums pasiekti dar daugiau žmonių. O antras dalykas, jums patiems padės susigaudyti Facebook'e, visuose postuose, visuose transliacijose ir atrasti tą transliaciją greičiau. Tai bus 6 transliacijos, 6 pasidalinimai ant sienų ir pas jūs bus. Arba galite nusiųsti savo pažįstamui per Messengerį šitą transliacijos nuorodą, kad ir jisai pažiūrėtų ir kad jūs turėtumėte susirašinėjimą tas transliacijas ir galėtumėte sugrįžti. Tai va. Dabar mūsų pagrindinis uždavinys, ir dabar mes kalbėsim apie tai, dar kalbėsiu biškį apie kultūrinius skirtumus, bet mūsų pagrindinis uždavinys patekti į tą norvegišką burbulą, į tuos 90%, kur visiems gerai sekasi. Tai mes turime žinoti, į ką mes turime teisės, įstatymus ir kitas tvarkas, apie kurias kalbėsiu šiandieną. Kaip komunikuoti, svarbiausia, ne kad komunikuoju iš viso, bet kaip komunikuoju. Nerėkdamas, ne kažko tai reikalaudamas, kumščių trankydamas, bet kaip komunikuoti, tikriausiai žinote, kad Norvegijoje reikia truputį kitaip. Su kuo komunikuoti, kanalai, per kuriuos komunikuoti ir iš tikrųjų kokios institucijos galėtų padėti, jeigu nesiseka tą daryti, jeigu bloga darbo aplinka. Dabar apie tą HMS, tai Norvegijos darbo aplinka yra saugi, palanki, nesargdinanti ir net, kaip norvegai sako, helsefremende, tai yra sveikatinanti. Nes Norvegai yra socialistinė valstybė, visiškai tikrai tokia jinai yra, čia yra darbo liaudis, darbo partija valdo, čia yra iš tikrųjų žmonės valdomi, kaip sakant, iš apačios, čia yra gerbiami darbo žmonės, kurie dirba paprastus darbus ir stengiamasi, kad ir tokių žmonių aplinkos būtų labai saugios. Helse miljøsikkerhet, HMS, ar ne? Tai yra privalomas toksai planas kiekvienoje darbovietėje ir tai lietuviškai išvertus yra saugios ir sveikos darbo aplinkos planas. Jisai privalo būti bet kur ir bet kokioje kirpykloje, pas valytojus, kontoroje ir taip toliau. Tai yra toks planas, kuriame vertinami rizikos veiksniai, kurie gali būti toje būtent darbo vietoje ir sudaromas priemonių planas, kaip mažinti ir šalinti rizikas. Aš 4 seminare būtent darbdaviams kalbėsiu daug daugiau būtent apie šitą. Tai jeigu norite, irgi pasižiūrėkite, nes tikrai turėtų būti įdomu. Ir už visą tai, kas čia raudonai pažymėta, atsako darbdavys. Man tai tu norėjai kažko paklausti? Ne, aš tik tai prieš prasidant transliacijai galvojau, kad HMS daugiau lies statybas, bet pasirodo, čia yra visiškai visuose sektoriuose. Absoliučiai.
Visose kirpykloje, kur yra nesaugios darbo aplinkos, mes dar kalbėsim apie tai, kur gali būti susirgymai, kokie susirgymai. Pavyzdžiui, chemikalus naudojat, rankas nusideginsit, galbūt beria, kodėl, galbūt nuo dažų, galbūt dėl to, kad lakuoji nagus ir chemikalus naudoji. Visa tai turi būti apgalvota ir sudarytas planas, kaip išvengti visų rizikų. Dabar, ką turi žinoti darbuotojas apie norvegišką HMS, tai yra jūs, nes jūs nekursite to HMS plano, bet vis tiek jūs turite žinoti visus šitus žodžius, svarbiausi savokos ir terminai. Opplæring, arbeidsklar, verneklar, verneutstyr, verneinstrukser, verneombud, bedriftshelsetjeneste, meldeplikt, avviksmelding og intern varslingrutine. Visą šitą turi žinoti. Verne, sauga. Lietuviai gerai žino žodį barnevarne, ar ne? Tai yra vaikų apsauga. Tai tokia institucija, kuri saugo vaikų teisės. Tai va čia irgi yra tas pats žodis, pasikartojantis, ir čia yra išversta į lietuvių kalbą, ką reiškia visi šitie terminai. Na, o dabar aš noriu truputėlį tokios nukrypimo į kultūrinius skirtumus. Tai aš nežinau, kas žino, kas nežino, bet yra sugalvotas būdas, kaip išmatuoti kultūras, ir yra netgi internete toksai verktoj, tai yra instrumentas, kur tu gali rašyti šalis ir tau pamatuos kultūras pagal tam tikras kultūrinės dimensijas arba pamatavimo, reiškia, kaip atrodo, pavyzdžiui, Norvegija sulygint su Lietuva. Tai galios distancija yra tokia kultūrinė dimensija, kuri rodo, kaip žmonės priima hierarchiją arba nelygybę. Tai yra, kad vieni turi didesnę įtaką arba galią visuomenėje, statusą, pinigus, titulą ir taip toliau, o kiti mažesnę arba jokios. Šalyse, kur yra mažesnė galios distancija, vertinama lygiava, visuomenės struktūra yra plokščia, žmonės savarankiški. Socialiniai ir turtiniai skirtumai vertinami kaip blogybė ir juos stengiamasi šalinti, perskirstant galią ir lėšas. Tai Norvegija yra plokščia hierarchija. Žinote, kad Norvegijoje daugiau lygiavos, o Lietuvoje yra didesnė galios distancija, nes Lietuvoje daugiau žino, aš čia esu galingas ponas, nes aš turtingas, o kitas yra mažutėlis, galiu ten jo ir negerbti, nes jisai neturi pinigų, pavyzdžiui. Ir tai yra labiau pasireiškia. Dabar kita kultūrinė dimensija. Viktorija paklausė, man irgi tas klausimas buvo, tik tai aš mandagiai laukiau, kaip tas įrankis vadinasi, ar jisai prieinamas viešai? Jo. Jisai, reiškia, palaukit, cultural, aš turėčiau pasižiūrėti, yra, reiškia, kadangi studijavau kultūrinius skirtumus, tai aš labai gerai šitą išnagrinėjus esu. Yra toks olandų mokslininkas Gerd Hofstede. Tai jeigu jūs pasigūglinat Gerd Hofstede Cultural Dimensions, man atrodo, jums išmesta įrankį. O jeigu jūs tiesiogiai žiūrit, tai tiesiog pažiūrėkit įrašą ir būtent 23 minutę atsisukit ir būtent paklausykit dar kartelį, kaip Daina tarė jo vardą pavardę ir pasigūglinti. Mano tinklaraštį, kurį aš rašau, kuris vadinasi Gyvenu Norvegijoje, tai vienas žodis gyvenu Norvegijoje.no, labai aprašyta aiškiai tos kultūrinės dimensijos visos. Mes iš tikrųjų užmiršom pristatyti tavo tinklaraštį, būtent aš buvau į jį įėjęs fantastiškai daug informacijos. Aš dabar išsižiūrėjęs žiūriu tavo įžvalgas ir visą padarytą prezentaciją, o tavo tinklaraštį skaityk per daug metų, tokių daug įrašų, kurie labai padeda suvokti visą Norvegiją. Tai gyvenu Norvegijoje.no, labai rekomenduoju jums irgi pasižiūrėti, pasistudijuoti, biškai, kurioje vietoje gyvenat, kurioje šalyje gyvenat ir kaip reikėtų, sako, jeigu gyveni Romui, tai ir elkis kaip romėnas, ne? Būtent. Gerai, tada kita kultūrinė dimensija individualizmas arba kolektyvizmas, kitoje, reiškia, skalės pusė yra, tai Lietuvoje yra mažesnis individualizmas negu Norvegijoje. Individualizmas arba kolektyvizmas, tai jeigu individualizmo aukštas koeficientas, kaip yra Norvegijoje, tai atskleidžia tendenciją rūpintis tik tai savo mažytės šeimos gerovę,
O kolektyvizmas priklausyti platesniai grupiai arba giminiai, besirūpinančiai tik tai savo nariais ir taip pelnant saugumą. Norvegija individualistinė visuomenė, čia žmonės turi savo nuomonę, kaip mes žinome, ar ne, ir žmonės mėgsta būti vieni ir iš tikrųjų tu jam nepapasakosi, kaip jam reikia daryti. O lietuviai daugiau klauso kitų, daugiau daro kaip visi, daugiau nori būti grupės nariai. Ir kitas dalykas atlaidumas, tai matome didžiulis skirtumas tarp Norvegijos ir, reiškia, Lietuvos. Tai Lietuva labai mažytis koeficientas, mažas atlaidumas. Ką tai reiškia? Kad jeigu tu kažką tai kvailai padarysi, tai tau niekad neatleis. Tu nenori kitaip atrodyti, tu nenori kitaip elgtis, tu nenori kitaip galvoti, tu nori daryti taip kaip visi. O Norvegijoje yra visiškai atleidžiama ir sakoma, kad kvailų klausimų nėra ir būk kaip tu nori, koks tu esi ir taip toliau. Tai va čia toks išsiplėtimas į kultūrinius skirtumus, jų yra iš tikrųjų 6, aš tik tai 3 paėmiau. Ir aš noriu dabar parodyti, kaip tai pasireiškia darbe, šitie kultūriniai skirtumai. Tai lietuviai galvoja, kad visi turi žinot savo vietą, aš viršininkas, tu ten pavaldinys, nuomonė viršininkui nesvarbi pavaldinių, tvirta ranka yra gerbiama, tas posakis aš viršininkas, tu kvailys, visi žino ar ne, dėl to nieko tu neklausinėjai, nes bijai pasirodyti kvailas ir tu darai taip, kaip pasakė viršininkas. Nes viršininkas, jeigu sako, tai jisai žino. O Norvegijoje yra valdo baimę. O Norvegijoje yra viena komanda, daugiausiai paplitęs toksai požiūris, mes esame viena komanda, viršininkas vienas iš mūsų, taip jisai gavo tas pareigas, jisai truputį viršininkas, bet mes galim suelgtis taip, kaip tu nori, kaip mes norime būti savimi, aišku, gerbiame, bet atstumas yra nedidelis ir vadinamas viršininkas tu, vadinamas vardu, o ne ponu. Viršininkas netgi darželio auklė yra, galima sakyti, aš taip galvoju, nes turi guosti visus sutaikyti, visiems būti geras, skatina darbuotojus pasisakyti, diskusijas, kad visi turėtų tą vadinamą inspil. Ir geras žmogus yra profesija, tai viršininkas yra irgi tokia profesija. Būti viršininku, jeigu tu būsi geras žmogus, gali būti, kad tave paskirs. Aišku, pas jūs dar į viršininko kursus, lederkiuš. Tai vat tokios mano tokie pastebėjimai dėl kultūrinių skirtumų. Tai jeigu lietuvis atvažiuoja su savo va tokiom, nežinau, negražus žodis, panetkiam vadinamom, tokių supratimų. Labai teisingas, Daina, labai teisingas. Jo, o Norvegijoje yra šitas. Ir jie dabar susiduria, ar jie žino, kas jo galvoja. Jie nežino, kas jo galvoja. Lietuvių galvoja va tas va geltonas, ką aš pažymėjau, o Norvegų galvoja yra va tai, kas mėlynai pažymėta. Ir dabar kaip tai pasireiškia lietuviškas mentalitetas Norvegijoje darbinėme gyvenime. Tai jeigu tu ateini, viršininkas bando galbūt kalbėtis su lietuviu, su užsieniečiais, sakysim lietuviu, tai jisai nieko nesako, jisai su juo nekalba, jisai vengia viršininko, nes jo bijo ir jisai ten kažkoks kitoks, tai aš ten nieko nesakysiu, aš su juo nekalbėsiu, bet jisai vis tiek nori, kad viršininkas viską žinotų. Jeigu darbo inspekcija ateina, labai dažnai atsisako kalbėti su darbo inspekcija. Bet paskui sako, taigi jūs viską turit žinoti vis tiek, jūs viską žinote. Iš kur mums žinot? Darbe dėl to atsiranda atstumas, labai mažai komunikacijos, valdymas baimė, kai kurie, aišku, kai kurie viršininkai arba užsieniečiai, kurie įkuria darbo vietas Norvegijoje, tai pasinaudoja to kaip darbo modeliu. Jie gali labai lengvai valdyti savo darbininkus, būtent tuo. Atsiranda priešiškumas, antagonizmas tarp darbdavio ir darbuotojo ir atsiranda darbuotojo pasyvumas. Ir tokiu būdu lietuviai, darbuotojai nepasinaudoja Norvegijos darbo kultūros tvarka, kurios pagrindiniai momentai yra komunikacija darbe, pranešti apie nesaugumą, žinoti savo teisės ir jas naudoti. Ir tam dirba visas didžiulis aparatas Norvegijoje, apie kurį dabar aš kalbėsiu. Tik tai užsieniečiai ir tame tarpe lietuviai prie jo neprieina, nes jie bijo, jie vengia, jie galvoja, kad viskas turi savaime susitvarkyti. Čia vat, Ingrida Gailė tokį komentarą ką tik tai prieš kelias sekundės parašė, sako, dėja, Norvegijoje tos panetkės po truputį keičiasi, didėja atstumas tarp darbdavio ir darbuotojo ir taip toliau. Tai man atrodo, būtent Daina ir yra tas žmogus,
kuris bando atstumą tą mažinti, prilaikyti. O aš iš tikrųjų, kai Daina, tu paskui visą tą lyginimą, kairėje buvo lietuviškos tos mentalitetas darbo, norvegiška, dešinė norvegiška kultūra, tai aš labai gerai prisimenu save, kai aš dirbau Lietuvoje, aš iš Lietuvos išvažiavau, kai man buvo 26, atrodo, metai, kažkas tokio 25 gal. Tai aš labai atsimenu savo kairės pusės visus tos įsitikinimus, kad aš tai vadinu gal taip postsovietiniu sindromu, kad turim viršininką, kuris trenkia kumščių stalą savo kaip bus, ir po truputį pastebėjau, kad mano transformacija įvyko, mano viso darbo suvokimo, ir dabar man kažkaip visos smegenys tiesiog fokusuojasi į norvegišką darbo kultūrą, ir kažkaip ta komunikacija yra vienas iš svarbiausių dalykų. Čia tokios mano įžvalgos. Labai teisingai, todėl kad tu eini į tą pusę, tu integruojasi, paprasčiausiai tai vadinasi integracija, tu pradedi suprasti norvegišką kultūrą ir darbo ir visuomenės ir pradedi keistis, prisitaikyti prie jos, todėl kad tu negali žaisti pagal savo žaidimo taisyklės. Nes jeigu Norvegijoje yra, kas yra žaidimas, koks čia, futbolas ar ne, čia labiausiai, sakant, religija. Bet sakysim, futbolas o Lietuvoje krepšinis. Ir beveik niekas nežaidžia krepšinio Norvegijoje, tik lietuviai. Ir staiga tu ateisi į tą aikštę futbolo ir sakysi, kokios čia durnos taisyklės, aš turiu mušti rankom ir mėtyti į krepšį, kur krepšis, ir pradėsi skųstis, kad jo nėra. Vietoj to, kad tu pasakytų, palauk, gal čia kažkokios kitos taisyklės galioja, gal aš turiu jas išmokti, gal aš turiu žaisti pagal tas taisyklės, kurios yra čia. Tai va šito mes nedarom, mes nežinom paprasčiausiai. Ir va dėl to aš noriu pasakyti ir tuos terminus, kur rodžiau. Labai daug žmonių, kurie pragyvena daug metų ir dirba kaip ir gerame darbe, bet jie nežino visų šitų pavadinimų, jie nežino saugos pagrindinių terminų, ir dėl to jie negali pasinaudoti tomis teisėmis, jeigu kažkas negerai. Ir pradeda tik tai ateina ir skundžiasi, kai jau labai labai negerai. Kai niekas nepadaryta ir tada padėti ir nelabai galima. Tai vad pradėjus dirbti Norvegijoje, pirmiausiai turi būti apmokymai, oplaring. Turi būti duodamos saugos instrukcijos, būtinai, labai žinau daug žmonių, kurie dirba be šito, visiškai negavę nieko, pastatė dirbk. Kas tavo verne ombud? Tai yra saugos atstovas tavo. Tai yra atstovas, kuris tau geriau žino apie saugą ir atstovauja tave prieš darbdavį. Tai yra išrinktas žmogus. Dar kalbėsim apie tai iš darbininkų tarpo. Kur skambinti atsitikus nelaimiai, kaip pranešti apie nesaugumą ir kas yra tavo tiesioginis vadovas, su kuriuo tu turėtum komunikuoti, jeigu kažko tu nesupranti. Arba kažkas yra nesaugu. Va šitie pagrindiniai dalykai, kuriuos turite žinoti, atėję į darbą, pradėję dirbti naujame darbe. Dabar, reiškia, darbo rūbai ir saugos įranga. Kaip jau sakiau, tu man tai galvo, kad tik tai statybos yra tas homes. Jisai yra visur, kaip sakiau, kirpykloj ir valgykloj, ir jeigu virtuvė ypatingai pavojinga darbo vieta, tarp kitko, nes ten gali įsipjauti, tu gali ten paslysti ant šlapių grindų, tu gali nusideginti, puodas tau gali apšūtinti visą veidą ten verdantis ir taip toliau. Šeimininkės, kurios dirba virtuvėje, verta valgyti vyram, tai jos gi žino šitą. Jeigu reikia pagaminti maistą 100 žmonių, 200 žmonių, lančą. Masiški puodai, jo, daug pavojų. Pavojinga, tai su pėliais ten laksto žmonės labai aštriais. Tai neskaniai pagamini. Jo, bet čia ne pagrindinės pavojus yra. Tai visą tą, visų šito privalo pasirūpinti darbdavys, o darbuotojas privalo naudoti tuos saugos rūbus ir saugos priemonės. Apmokymai turi būti ta kalba, kurią darbuotojas geriausiai supranta. Va dabar jau čia tai jau turi būti, pavyzdžiui, jeigu jūs nesuprantate rusiškai, aš labai dažnai matydavau tokias darbo vietas, kur sako, tai mes visus juos rusiškai mokiname, ne žodį, nebeištariu šito, rusiškai, sako, mokiname, o tai kas tenai, ką jūs rusiškai mokinat? Tai lenkus, rumunus, lietuvius, tai iš tenais. Ir mane pasiutindavo labai šitas dalykas, jau čia prieš 10 metų buvo.
Ir aš sakydavau, ką jūs išprotėjo, taigi ten nėra rusų kalbos, jau nebemoko mokyklose. Žmonės nebemoka jos. Ką jūs kišate tą kirilicą su savo tais apmokymais, jie ten nieko nesupranta. Tai būdavo didelės diskusijos. Parašyta viskas taigi rusiškai, dar ne tik tai sako, bet ir skaityti reikia rusiškai, tai čia dar sunkiau. Tai vad būtent. Suprasti gal gali, kokius ten žiūri filmus žmonės, bet jau paskaityti apie darbo saugumą, tu nesuprasi tų visų terminų rusiškai. O jie įsivaizduodavo, kad jie čia apmokina darbuotojus. Ir kas juokingiausia, darbuotojai rašydavosi popierius, kad jie visus išklausė apmokymus. Kažkokia tai rusų kalba. Tai gal geriau, nežinau, kiniečių kokią paklausytų. Tai žodžiu, komunikacija darbe turi būti ir visas saugos instrukcijas jūs turite tikrai žinoti, o jeigu jos yra neduodamos, tai jau yra pažeidimai labai stiprus ir didžiulės baudos. Dabar apie tas HOMS korteles, tai čia irgi daug neaiškinsiu. Privalomosios yra, bet ne visiems. Valymo darbuotojams, statybų darbuotojams, automobilių priežiūros, ratų keitimo ir sandėliavimo darbuotojams. Jas turi užsakyti darbdavys. Jeigu toks darbuotojas, kuris dirba tokioje srityje, neturi kortelės, tokios HOMS kortelės, tai reiškia, kad kažkas negerai. Arba jūs esate neregistruotas norimame reikiamame registre, arba dar kažkas tai. Bet baudžiamas yra darbdavys. Dabar galėtų būti labai geras laikas, jeigu dirbate vienoje iš tų paminėtų sektorių, pasižiūrėkite savo HOMS kortelę, ar jos galiojimo laikas nepasibaigęs. Nes labai dažnai būna, kad pasibaigęs galiojimo laikas ir tiesiog pasižiūrėkite į datą ir rytoj tai gali būti ta diena, kai nueisit pas darbdavį ir pasakysit, kad man reikia prastęs kortelę arba pasigaminti iš viso. Labai gerai, teisingai. O jeigu jisai atsisako, tai pasakykit darbo inspekcijai. Galiu pasakyti net kokia bauda yra. Už vieną kortelę ateina darbo inspekcija ir randa darbuotoją be kortelės, yra 12 500 yra bauda. Oho, ir jeigu čia ne vienas darbuotojas, o tarkim 20. Jeigu ne vienas, tada jau mažiau. Dar už antrą prideda 2500 ir taip toliau. Už trečią dar tiek pat. Va, iš karto Viktorija prisidėjo prie mūsų klausimų. Per kiek laiko ją reikia užsakyti nuo įdarbinimo pradžios? Gal atsimeni, Daina? Iš karto, ne? Iš karto, jeigu dirba tose srityse, tai turėtų žinoti darbdavys ir užsakyti tą kortelę. Bet jeigu, pavyzdžiui, darbo inspekcija patikrina, čia jau darbdaviam daugiau skirta, patikrina darbo inspekcija ir jūs užsakymo dar yra procese. Jūs užsakėte, bet dar negavote. Tai parodote tos popierius, kad jinai yra užsakyta. Bet gali būti taip, pasitaiko, kad darbdaviai užsako, ten kažkas negerai ir jie laiko taip marinuoja, reiškia, ir galvoja, kad praeis. Bet mesgi prieiname prie tų HOMS kortelių užsakymą administruoja darbo inspekcija, mes viską matome, kaip tas procesas vyksta. O dar vienas praktinis klausimas, norint gauti HOMS kortelę, reikia praeiti HOMS kursus, ten, kur tavo prieš tai buvusiai skaidrė buvo įdarbinimas, apmokymai, kai tuos dalykus praeini, tada ir gaunama HOMS kortelė, kažkokia kitokia procedūra. Šita kortelė būtent yra tokia, kur HOMS kursų nereikia praeiti, tik tai teisingose registruose registruotis, bet darbo inspekcija, jeigu tikrina, tai jie reikalauja, kad būtų įrodymai, kad žmogus turi apmokymus, jeigu jisai dirba tokiose vietose, kur yra pavojinga. Pavyzdžiui, statybose. Tai tada reikalingi kiti kursai. Bet šita kortelė yra išduodama kitų pagrindų, ne kursai. Čia ne pagal kursus. Šita kortelė buvo įvesta tada, kai dar prieš daug metų darbo inspekcija atvažiuodavo, žmogus žuvęs arba be sąmonės gulintis ir visi jo atsisako. Žinote, ką reiškia? Sako, čia ne mūsų, mes nežinom, čia kažkas toks, va čia nukrito, užsimušė. Buvo tokie laikai, žinokit. Ir niekas nenorėdavo pripažinti, kad čia yra mūsų darbuotojas. Tai dėl to buvo įvestos šitos kortelės. Čia Viktorija dar tokį sako, aš paskui šiek tiek norėsiu padiskutuoti iš darbdavių pusės apie tą HOMS ir man atrodo, iš darbdavių pusės, jeigu neklystu, tai mes susitiksim 4. Tai bus būtent gegužės 13 dieną, ne? Darbdavio atsakomybė. Bet aš visai raginu Viktoriją prisijungti ir gegužės 6, gegužės 13 ir gegužės 20 dienom. Dar bus 4 mūsų susitikimai, taip kad nepraleiskit ir žiūrėkit visus. Iš tikrųjų labai smagu, kad ir darbdaviai klauso, nes todėl, kad jūs pamatysite, kokie klausimai kyla. Galbūt tai bus
kažkokia tai pradžia arba platforma, kur gali jūs suprasite, ką galvoja darbdaviai, ką galvoja darbuotojai, nes galite pasidalinti nuomonėmis. Aš žiūriu, taip Daina įtraukiančiai pasakoji, tiesiog tikrai noriu pats asmeniškai pagirti tavo skaidrės, man pačiam labai įdomu, aš ten žiūriu ir kiti, man atrodo, lygiai taip pat žiūri ir užmiršta kažką tai paspausti laiką arba pakomentuoti. Toksai gal atsibodęs dalykas, paraginti būti aktyviems, bet tas dalykas labai Facebookas jaučia algoritmus tuos ir jeigu yra komentarų, jeigu yra laikų kažkokių, tai padeda iškelti turinį priekį. Tai padarom, mes esam su Daina gavę tik tai 6 laikus, tai 5 laikus vieną širdutę, tai padarom, kad būtų dar kokie keletas laikų, biškai pakelkim tą turinį ir tada Daina galės vėl tęsti apie saugos atstovą Varnio Ombud. Turim 8 jau laikus, jau šiek tiek renkasi. Ačiū labai, iš tikrųjų, laikai svarbu ir aš pamirštu kartais tą padaryti, bet... Jo, padeda, jau 10 turim, būtent tai padeda mums ir kažką tai daryti, nes tu, kada neturi atsakomo ryšio, tai laikas ir yra atsakomasis ryšys. 13 jau yra. Bet man tai pasakyk, Varnio Ombud, kada tu sužinojai, kiek tu metų buvai pragyvenęs Norvegijoje, kai sužinojai apie Varnio Ombud? Aš greičiausiai... Matai, mano pirmasis darbas, aš praeitą kartą bandžiau pasakoti apie savo pirmosius darbus. Mano pirmasis darbas buvo per įdarbinimo įmonę, kuri užsimdavo darbuotojų įdarbinimu į jau funkcionuojančią įmonę. Tai ten nebuvo gal taip akcentuojama. Paskui grįžęs į Oslą vėl dirbau įdarbinimo agentūrai. O koks darbas? Tai aš elektrikų dirbau. Nu tai ką, nebuvo Varnio Ombud? Taigi labai pavojingas darbas. Buvo, bet nebuvo gal taip smarkiai akcentuojama. Tu žinojai, kas jis toks? Jo, žinau, kad žalia šalmas, bet daugiau, žinai. Daugiau nekalbėjai su juo? Ne, pačiam neteko, bet tada, kai jau pradėjau dirbti su priešgaisrinė apsauga, tada, kai įsidarbinau į įmonę, kuri yra šiek tiek rimtesnė, kuri jau tiesiog kontraktą gavau, tada jau prasidėjo visi procedūriniai susitikimai, visi procedūriniai reikalai ir HMS apmokymai ir gyvenimo mokymai ir visi kiti dalykai, kas privaloma. Bet iki tol, tai kaip ir praeitą kartą sakiau, šiek tiek buvo tos Šaraškino kodoros, kur nelabai rūpinosi darbuotojais ir darbuotojai iš tikrųjų mes nieko nereikalavot. Lietuvių būrys buvom, kurie 11 iš jų gyvena Lietuvoje, aš vienintelis Norvegijai prie jų prisijungiau, tai mes tenai... Tai jam viskas buvo gerai, tai ir dabar sako, kad jam viskas gerai. Dabar vietnamiečius tokius pernai pagavo gyvenančius klaikiomis sąlygomis, žemės ūkyje dirbančius, o jų vadai sako, jiemgi viskas gerai, jie taip pripratę. O norvegai sako, mum negerai, mes nenorim, kad pas mus, mūsų šalyje taip žmonės gyventų. Gerai, Varnio Ombud, tai yra saugos atstovas, išrinktas kolega iš darbuotojų tarpo, rūpinasi darbuotojų saugumu, privalomas, jei įmonė yra 5 ir daugiau darbuotojų. Čia naujas pataisimas, buvo 10, bet dabar jau 5. Tik tai, kada jau yra privalomas. Darbdavys privalo siųsti į kursus Varnio Ombud, kur sužino daugiau apie darbo aplinką ir HMS. Ir saugos atstovas rūpinasi visais dirbančiais darbo vietoje. Visais, kurie ir per nuomos agentūras, ir jisai enkelį turi, bet jeigu jis ateina į statybas kažkokias, tas su enkel person foretak, tai yra individualią įmonę, kuris turi žmogus, juo turi rūpintis ten esantis Varnio Ombud. Taip pat rūpinasi psichosocialinę darbo aplinką. Čia naujas irgi pataisimas, kad žmonėms būtų gerai, kad jiems patiktų dirbti, jisai turi iškelti konfliktus, turi spręsti konfliktus, turi kalbėti su viršininku, jeigu yra konfliktas. Neturite painioti su profsąjungos atstovu, Tillitsvalgt. Čia yra 2 skirtingi dalykai. Varnio Ombud yra visiškai kas kita. Ir taip pat yra tokie komitetai, arba Smiljo komitet, saugaus darbo komitetas, tai privalo turėti įmonės, kuriuose yra 30 ir daugiau darbuotojų. Ten yra daugiau Varnio Ombud, privalo būti daugiau žmonių tokių. Ir jūs turite žinoti, kas yra jūsų Varnio Ombud. Labai svarbus... Daina, tokį kaip tik mes gavome iš Valentinos Papikienės prieš tai komentarą į Facebooką. Komentaras buvo jos, sveiki, ar bus kalbama ir apie emocinį saugumo jausmą ir ar labiau fizinius darbo organizavimo aspektus. Ir dar kartelį, Valentina,
perdavė linkėjimų visiems, sakė fantastišką prezentaciją, bet dėl to ir prisiminiau Valentiną. Tai Valentina klausė būtent apie emocinę būseną darbe. Ar Varne Ombud yra tas žmogus, kuris sprendžia tuos Taip, dalykus? taigi jo parašyta, saugos atstovas rūpinasi psichosocialinę darbo aplinką. Ir Valentina, tikrai labai buvo klausimas geras, man patiko, kad tu paklausai šito, todėl kad aš techninių dalykų čia nenagrinėjau. O tu gali perskaityti techninį klausimą, kurį mes gavom vieną iš. Jo, Laimonas Pinikaitis, gerai žinomas Facebook'o aktyvose ir aplamai Oslo lietuvių bendruomenės galva. Jisai parašė tokį laišką mums, sako, dėl kultūrinių, darbinių ar profesinių ir kitokių skirtumų kartais gali būti sunku pačiam suprasti, jei niekas kitas nepasako, kad tas ar anas darbo procesas gali būti pavojingas. Tai kaip tada? Pavyzdžiui, kopėtėlės virš 1 metro aukščio turi turėti papildomas atraminės kojytės, o virš 1,5 metro o virš 1,5 metro aukščio jau ir turėklus. Kas gali tą žinoti, tokias smulkmenas, jei niekas kitas specialiai tuo kart nepasakys? Aš pats nustebau, kad naujas taisyklės radau dabar, norėdamas pasitikslinti aukščius. Jo, čia klausimas labai techninis, labai geras, iš tikrųjų aš jį atsakyti negaliu, todėl kad aš nesu nei Varne Ombud, nei jūsų darbdavys, ten, kur jūs dirbate. Ir nesu statybų specialistė, ir nesu statybų objektų inspektorė. Jie žino tokius dalykus. Aš statybų iš viso vengiu ir kada pas mane vyksta remontas, aš išsikraustu į viešbutį. Aš nenoriu būti, man atrodo, čia baisu būti ten, kur kažkas tai bus greunama ir taip toliau. Tai Laimonai, nepyk, bet neatsakysiu į klausimą ir aš noriu koncentruotis į pačius svarbiausius tokius esminius dalykus, apie kuriuos aš dabar kalbu. Tai tą klausimą tau turėtų atsakyti tavo HOMS kokius žmogus, arba Varne Ombud, arba tavo darbdavys. Dabar didelėse įmonėse yra netgi pareigos, HOMSininkas vadinasi. Yra žmogus, kuris atsako už visą OMS, visose statybose turėtų toksai būti žmogus. Jisai labai gerai išmano visus kopėtėlių aukščius ir kojyčių ir ten, kur turėklai turi būti ir taip toliau. Ir statybose, kur žmonėms yra nesaugu, toksai žmogus paprastai būna. Ir jisai turi rūpintis ir atsakyti visus panašius klausimus. Bet dabar, jeigu jūs neturite Varne Ombud, tai yra saugos atstovo, tai žinokite, kad jeigu dirbate viešbučių, restoranų ir valymo ir statybų sektoriuje, tai yra toksai regioninis saugos atstovas. Čia yra www.rvufond.no, yra jų internetinis puslapis, baltai parašiau, nežinau kodėl. Ir jie dirba visoje Norvegijoje, bet tik tai šitose srityse. Nes darbdaviai gauna sąskaitas iš jų. Čia profsąjungos įvedė tokią tvarką. Aš vadinu tokį valstybinių reketų šitą visą reikalą, nes visiems darbdaviam per prievartą yra, siunčiamos sąskaitos ir jie turi mokėti, kad išlaikyti būtent šitos regioninius saugos atstovus. Kodėl? Todėl, kad yra manoma, kad tenais yra netvarka būtent šitose srityse. Ir šitie regioniniai saugos atstovai organizuoja mokymus kitiems saugos atstovams, tai yra žmonėms, kurie dirba įmonėse, ir jie dirba taip pat kaip saugos atstovai mažoms įmonėms ir padeda kurti HOMS darbo vietose. Jie yra prie darbo inspekcijos, tai yra mano kolegos, kuriuos aš pažįstu, ten yra užsieniečiai dirba, ir jie tikrai labai gerai dirba, ir jeigu jūs neturite Varne Ombud, tai būtinai kreipkitės, prašykite jiems ir pas jūs ateis toksai regioninis saugos atstovas, pasikalbės su jūsų darbdaviu, galbūt pagerės tada situacija. Ir kaip jau sakiau, psichosocialinė darbo aplinka taip pat šitie saugos atstovai rūpinasi. Dabar kita tvarka, kuri yra privaloma dabar, yra bedriftshelsetjeneste. Sunkus žodis, tai yra profesinė sveikatos priežiūros įmonė. Daugelis Norvegijos įmonių privalo turėti sutartį su tokia BHT įmonė, o ypač griežti reikalavimai taikomi verslams, kurių darbo vietose yra didesnė rizika susižaloti ar sirgti. Tai yra statybose, tai jau tikrai taikoma šitas.
Ir taip pat yra sąrašas pagal įstatymą, yra specialus įstatyminis aktas, kuriame išvardintos visos profesijos ir visos darbo vietos, kurios turėtų turėti sutartį su tokia įmonė. Aišku, tos profesijos, kur chemikalus naudoja papildomai dar. Taip pat, taip, ir valymo įmonės, taip. Kitas dalykas, kad darbo inspekcija gali įpareigoti darbdavį sudaryti sutartį su tokia įmonė. Tai yra mokama, tai yra paslaugos, tai jūs kaip įmonė būsite klientas būtent šitos įmonės. Ir taip pat padeda įmonė sudaryti HOMES planą ir prižiūri jo taikymą, visą laiką dirba. Ne tai, kad parašo popierių ir po to turiu ir tą dulkėjusi popierių paduodu darbo inspekcijai, kai jinai ateina. Tai ne taip turi būti viskas. Jinai turi palaikyti jį, keisti pagal situaciją ir taip toliau. Tai yra nuolatinis tęstinis darbas. Ir taip pat gali prižiūrėti darbuotojų sveikatą pagal situaciją, ypatingai jeigu yra kažkokios grėsmė profesiniam ligom kilti. Kaip man tai sakė, chemikalai, tai gali būti astma, tai gali būti bėrimai, pavyzdžiui, rankų arba odos kiti ir taip toliau. Darbo inspekcija tikrina šitas įmonės, BHT, ir gali skirti joms baudas. Ir šitos įmonės ne bet kokios, bet jos turi būti pripažintos, jos išlaiko tam tikrą ten konkursą, pagal tam tikrus kriterijus yra pripažįstamos arba nepripažįstamos. Ir jų sąrašas yra darbo inspekcija. Apie jas aš kalbėsiu daugiau webinare darbdaviam. O Daina, aš dar norėčiau grįžti prie varnių ombudsų. Čia tokia diskusija mūsų komentarų sekcijoje įvyko. Pirmoji Eglė Dainienė paklausė, sako, labas vakaras, ar varnių ombudsų būna arba yra vadinamasi šrotose. Šrotos šeimos verslas seniai virš 60 metų dirba ir jam Vitalijus atsako, viskas priklauso, kiek darbuotojų dirba. Jei iki 5, tai neprivalo. Ar teisingai žmonės diskutuoja, suprato visą tą esmę? Taip. Bet ką tai reiškia tas, koks ten žodis buvo iš raidės? Šrotas tai reiškia, kad senų automobilių išrankiojimo vieta. Taip. Ten pakankamai pavojinga turėtų būti. Labai, ir ten tikrai yra daug garsas, ten chemikalai, užsteigimo pavojus, tai man atrodo, ten kaip tik turėtų būti. Turėtų būti, bet teisingai atsakyta buvo, kad iki 5 darbuotojų, jeigu tai neprivalo. Teisingai suprasta, bet jeigu jūs matote, kad labai pavojinga darbo aplinka ir regioninių saugos atstovų irgi nėra šitoje sferose, tai kur kreiptis, tai tiesiog kreipkitės į darbo inspekciją. Prašau. Ar tau Daina gali parašyti va to? Taip, parašykite, mes labai susidomėsime, tikrai ateisime ir patikrinsime. Ir gali būti, kad bus įpareigota turėti tokį varnių ombudą, nes aplinka tikrai labai pavojinga. Tai Eglė, toks patarimas galėsi arba dabar pasižiūrėti bėgančių eilutį, ten bus Dainos elektroninis paštas, arba atsisukti galėsi paprasčiausiai įrašą ir pamatysi. Arba prašymai yra. Būtinai parašykite. Dabar matau taip. Psichosocialinė darbo aplinka, tai yra nepalanki, konfliktai, priekabiavimas, patyčios. Labai puikiai žinom, Lietuvoje irgi šitas temas jau kelia ir labai daug apie jas kalba, psichologai dirba, labai daug yra webinarų ir seminarų psichologinėmis temomis, Norvegijoje irgi apie tai kalbama. Tai visais šitais dalykais, kad nebūtų konfliktų ir kad nebūtų viso to, kas raudonai apibrėžta, rūpinasi vadovybė ir saugos atstovas. Tai privalo spręsti visus galimus konfliktus. Aš tarp kitko pastebėjau, kad darbo vietose, kur yra tarptautinė tokia aplinka, kur dirba įvairių nacijų ir kalbų atstovai ir įvairių šalių, gali būti labai nepalankios aplinkos šitos. Ir darbdaviai turėtų į tai atsižvelgti ir taikyti tam tikras priemonės, kad šito nebūtų, kad to būtų išvengiama. Dabar kalba darbo vietoje. Kaip kalbėti? Jeigu darbo vietoje dirba ten 3 lietuviai, 2 lenkai, 5 rumūnai ir 1 norvegas, pavyzdžiui. Tai ką daryti? Tai kalba darbo vietoje yra susitarimo reikalas. Įstatymų yra nenumatyta, kaip jūs turite kalbėti darbe. Darbdavys gali paprašyti jūsų, nes tai yra psichosocialinė darbo aplinka, jinai turi būti tinkama. Tai jeigu rumūnai kalbės rumuniškai, o lietuviai lietuviškai, tai jie viens kito nesupras ir tai gali būti priežastis kilti konfliktam. Tai dėl to darbdavys, rūpindamasis saugia darbo aplinka, gali įvesti tvarką
ir turi tam teisę, nes, kaip atsimenat, kalbėjome, kad jisai turi steering threat, tai yra teisė valdyti savo įmonę ir įvesti tvarką, kalbėti, pavyzdžiui, norvegiškai arba angliškai. Ypatingai, jeigu yra kiti žmonės, kurie nesupranta tos kalbos, kurie kalba viena grupė žmonių, arba jeigu yra klientai. Tai šitas yra labai svarbu. O Daina, aš norėjau paklausti tik tai tavo pažymėti raudonai. Nepalanki aplinka, konfliktai, priekabiavimas ir patyčios. Aš kaip supratau, tu darbuosi daugiau su lietuviais, ar ne? Ne, tikrai ne. Aš dirbu komunikacijos skyriui, kurie atsakinga už medžiagas ir informacijos skleidimą užsienio darbuotojams. Supratau, tai tu tada dar geriau žinosi šitą atsakymą. Ar nekyla kartais konfliktai arba priekabiavimas arba patyčios vien tik tai dėl to, kad tam tikros šalis yra įpratusios vienaip elgtis ir kai jie taiko savo modelį arba kultūrą ir kita šalis tiesiog galvoja, kad iš jų tyčios arba priekabiauja, arba konfliktai būna. Nors iš tikrųjų jokios konfrontacijos nebūna, bet vizualiai atrodo, kad tai būna kitai pusiai. Elgesio būdas arba bendravimo būdas gali netikti teisingai, todėl kad tie kultūrinės avarijos, ypatingai dabar šiuolaikiname pasaulyje, kur yra didžiulis mobilumas ir globalumas, jos yra labai įprastos. Bet žmonės apie tai nežino ir jiem atrodo, kad čia pyksta kažkas tai. O iš tikrųjų tai yra tiesiog kitoks bendravimas. Bet to ta kultūra gali būti atsinešta iš šeimos. Taigi Lietuvoje, jeigu yra žmogus iš šeimos, kurioje žmonės yra labai tylūs, kultūringi, kalba ramiai, lėtai ir susiduria su žmogum, kur visi viens ant kito rėkia, daužosi ir taip toliau. Tai vėlgi bus kultūrinis susidūrimas. Tu negalėsi galbūt dirbti su tokiu kolega. O jeigu visa šalis, kurioje daugiau yra riksmo ir daugiau yra emocijų ir taip toliau, mes žinome itališką, pavyzdžiui, kažkokį temperamentą. Ir čia staiga atsiduria Norvegijoje ir norvegai yra tylūs, ramus ir lėti. Tai čia yra kultūrinės avarijos. Aš, pavyzdžiui, matau, pas mane ateina kartais ispanai ir aš tada turiu vertėją, kurie ateina ir verčia, ką tie ispanai kalba. Tai ispanai pasako 10 sakinių, o vertėja pasako ne, vieną žodį. Jis sako, ką jie sakė ten tą visą mojuodami rankom, va tai va. Jis sako, ai, čia nesvarbu, čia yra, žodžiu, visiškai neišverčiama. Aš čia tokią mintise išvedžiu paralelę dėl priekabiavimų galimų, nes tarkim, kokios Lotynų Amerika, jie taip labai tokį intimų kontaktą su žmogum laiko, neturėdami gal jokių intencijų priekabiavimo arba seksualinės potekstės, bet jeigu tarkim prie kažkokios skandinaviško tipo moters arba vyro, tai gali atrodyti kaip priekabiavimas. O čia yra atstumas. Taigi, atsimenate, COVID sakė, buvo kiek 2 metrai. Tai buvo džiaug, kad ačiū Dievui, baigėsi COVID, tai dabar galėsime jau 3 metrus atstumą laikyti. Grįžti prie norvegam įprasta 2 metrų atstumą, nereikia metro laikytis. Būtent. Na va, ir kitas dalykas - komunikacija ir susirinkimai turi būti, nes yra tokių darbo vietų, kur man parašo arba žmonės kreipiasi ir sako, kad pas mus niekad nebūna susirinkimų, mes niekad nekalbam su kolegom ir taip toliau. Čia yra irgi pažeidimas ir labai prasta psichosocialinė darbo aplinka. Tai būtinai kreipkitės arba į Vernombud arba į darbo inspekciją, jeigu nėra susirinkimų ir neturite viršininko, su kuriuo galėtumėte pasikalbėti jums rūpimais klausimais, nes tokie susitikimai su viršininku turi būti bent jau 1 kartą į metus. Žinot šitą, ar ne? Dažniausiai, aš irgi pridėsiu prie to, dažniausiai darbo vietos yra įvesta rutina, kad tarkim 1 sausio savaitę ar kažkada pagal susitarimą susitinka visi ir pasikalba tam tikrais klausimais. Tai būtent tą patį, ką Daina ir pasakoja. Tai vad, ir nors darbuotojai neturi labai daug prievolių, o darbdaviai turi jų labai daug, bet darbuotojai turi prievolę pranešti meldeplikt ir medvirkningsplikt, tai yra įtakoti savo darbo vietą. Visi darbuotojai turi teisę ir pareigą pranešti apie kritikuotinus dalykus, kritikverdige forhold, savo darbo vietoje. Ir darbdavys negali taikyti atsakomųjų priemonių už tai. Tai yra numatyta įstatyme.
Taip kad, jeigu nesaugu dirbti, tai turite pranešti ir įmonė turi turėti pranešimų įmonės viduje rutiną, intern washlinks rutiną. Su jie darbuotojai turi būti supažindinami, kaip ir kam pranešti. Telefono numeris, jeigu kažkas atsitinka, tai yra darbdaviui arba darbdavio atstovui, darbuotojų saugos atstovui, Vernombud, BHT įmonė ir taip toliau. Tai turite būtinai turėti šitą rutiną ir naudoti ją. Aš įsivaizduoju, kad po mūsų webinaro balandžio 30-31 dieną direktorio pašto dėžutės pasipildys ne vienu laišku. Gali būti ir būtų labai gerai. Turėsim ką tikrinti. Inspektoriai, tiksliau, aš netikrinau, inspektoriai tikrina. O dabar labai labai svarbi tema ir čia jums yra, sakyčiau, į vieną vietą surinkta ypatingai svarbi informacija, ką turite daryti, jeigu neduok Dieve susižalojimas darbe ir ką turite žinoti ir kas atsako, todėl kad yra labai painus dalykas, kurio nesupranta netgi ir darbo inspekcija ir netgi nesupranta ir norvegai. Kartais, bet jie gauna pagalbą, nes jie paprastai dirba tokiuose darbo vietose ir pas tokius darbdavius, kurie pasirūpina jais, o būna tokių, kurie nepasirūpina. Tai kai susižalojimas įvyksta darbe, dalyvauja gydytojas, darbo inspekcija, policija, NAV, Helfo ir draudimo įmonė. Visos šitos institucijos, bet jos nekomunikuoja tarpusavį, atsiminkite. Ir aš jums papasakosiu, ką padaryti, kad ta komunikacija įvyktų, bet tą turite daryti jūs. Taip, kad jeigu įvyko susižalojimas darbe, tai būtinai pasakykite gydytojui, kad tai įvyko darbe ir pasirūpinkite, kad tai būtų įrašyta į dokumentą. Nes gydytojas, kai priima pacientą, jisai rašo kažkokį tai dokumentą, kad atvyko toks ir toks pacientas ir atsitiko tas ir turi būti tenai įrašyta, kad šita trauma įvyko darbe ir netgi parašyta, pas ką dirba ir kokie ten organizacijos numeris, kas darbdavys, kokioje darbo vietoje. Tai labai gerai būtų, kad tą padarytumėte. Bet aišku, gali būti, kad žmogus be sąmonės ir taip toliau, ir tiesiog jam net ir į galvą neateina to padaryti, nes jisai yra baisiam šoke, kai vyksta trauma, mes tą žinome. Tai labai gerai būtų, kad kolega važiuotų su juo ir tą padarytų. O jeigu to neatsitiko ir jeigu to įrašo nebuvo padaryta, tai reikėtų vėliau nuvykti į tą pačią gydymo įstaigą, kurioje buvo priimtas šitas pacientas ir paprašyti gydytojo padaryti įrašą, kad trauma įvyko darbe. Taip pat pranešti darbo inspekcijai, aišku, darbdavys turėtų iškart sužinoti, reikia registruoti NAV, pranešti draudimo įmonę ir rinkti visus dokumentus susijusius su šita darbo trauma. Labai svarbu. Ir visą tą padaryti as soon as possible, kuo greičiau? Taip, visą tai kuo greičiau ir žinoti, kad jūs turite tą daryti. Ir dar, sako advokatai, su kuriais aš tarp kitko turėjau bylų ir netgi yra pastatytas dokumentinis filmas, kuriame aš dalyvauju, apie vieną lietuvį, kuris nusipjovė ranką arba nupjovė jam ranką malkų skaldimo mašina, nupjovė jam delną. Vaclovas Petrutis iš Skuodo buvo žmogus ir po to ranką. Kas atsitiko? Labai baisu. Jisai dirbo nelegaliai. Jisai dirbo su savo žentu ir dar vienu žmogum. Ir tą ranką darbdavys paėmė, tą nukirstąją ranką, kaip pasakiau, ir numetė į mišką. Bet jo žentas ją rado ir atnešė ir darbdavys atsisakė skambinti į greitąją pagalbą. Tai vyko darbdavys tautybė? Norvegas, taip. Ir yra dokumentinis filmas, aš jį turiu, galima pažiūrėti, jeigu kažkas norės kada nors. Tai paskambino žmona, nes žmona turėjo sąžinę, ar ne? Ir tada jau atvažiavo greitoji, paėmė tą žmogų, Vaclovą Petrutį, nuvežė, prisiuvo jam tą ranką. Ačiū Dievui, kad jo žentas tą ranką atnešė iš miško. Ir paskui prasidėjo visa baisi istorija, kaip niekas jam, visi sakė, kad jisai pats atėjo, pats įkišo tą ranką į tą malkų pjaustymo mašiną ir darbdavys jį stūmė nuo tos mašinos,
Tai buvo, sakoma, netgi interviu žurnalistam, kas yra nufilmuota ir parodyta filme. Ir taip toliau. Tai prasidėjo kažkokios pasakos, todėl kad darbdavys paprasčiausiai nenorėjo mokėti. O tą žmogų jisai išsiuntė su mašina, su labai skaudančia ranka, prisiūta, aišku, subintuota, net lėktuvo bilieto nenupirko. Ir tasai žmogus išvyko atgal į Skuodą ir atsipeikėjęs po kokių nors 3 mėnesių galbūt, jisai kreipėsi į Dainą Bogdanienę, kuri buvo Norvegijos lietuvių bendruomenės pirmininkė. Ir mes tada pradėjom visą šitą istoriją su mūsų advokatais, kurie dirbo su mūsų bendruomenė, su žurnalistais, kurie pastatė TV2 Brennpunkt, žinote, tokią programą, Brennpunkt vadinasi. Jie pastatė dokumentinį filmą apie šitą istoriją. Ir Vaclovas Petrutis, nepaisant to, kad jisai dirbo nelegaliai ir kadangi mes padarėme visą tą, ką aš dabar jums pasakoju, bandau pasakyti, jisai gavo kompensaciją 500 000 kronų. Nors jisai dirbo nelegaliai. Bet jeigu jūs šito nežinosit, tai... Čia kaip tik Daina pasakojo apie legalų ir nelegalų darbą, tai mes savaitę prieš tai, balandžio 22 dieną, kaip tik kalbėjom apie darbo sutartis. Tai nueikite galima ir čia, arba dirbantiems Norvegijai, susiraskite mūsų prieš tai buvusią seminarą ir pasižiūrėkit, kaip nelegalų darbą paversti legaliu darbu. Siubinga istorija iš tikrųjų. Kaip, ar teko kontaktuoti po 20 metų su minėtu asmeniu? Ne, bet jisai buvo man labai dėkingas ir jisai iš tikrųjų labai džiaugiasi, kad viskas tai baigėsi. Mes važiavom pasigi filmuoti jo su visa grupe. Čia turbūt moralas visos tos istorijos, aš taip pabandysiu pafilosofuoti, yra, kad kai pradedi darbuotis pa žmogų, tai labai daug gražių dalykų yra nupasakojama apie jų darbus, apie tai, kas yra žadama, apie tai, kas bus, kai bus mokamas atlyginimas, bet kai atsitinka kažkokios kritinės situacijos, kur paliečia darbdavio konkrečiai piniginę, tada pasirodo tikri žmonės, kad nelegalus darbas virstų legaliu mes praeitą savaitę aptariam, o kad nereikėtų nupjauti rankos arba pasisaugoti, arba žinoti, kaip apsisaugoti nuo tokių dalykų, tai būtent šiandien mes kalbam. Apie saugumą darbe ir taip pat dabar, jeigu vis tik tai nedaug įvyko trauma. Tai jeigu jūs nežinosite šitų dalykų, tai gali jums kainuoti, nes pavyzdžiui, vienas Lenkas, kuris dirbo įmonėje Anglijoje iš tikrųjų buvo kaip komandiruotas darbuotojas atsiųstas čia, jam atsiuntė sąskaitą už paslaugas, nors jisai susižalojo darbe. Tai to negali būti. Todėl, kad reikia užregistruoti savo traumą darbe kaip irkeskada, tai darbo trauma. Jeigu esate registruotas kaip dirbantis Norvegijoje. Ir taip pat gausite tada sykepenger, tai yra ligos išmokas, ir reikia rašyti paraišką NAVui. Neateina automatiškai niekas. Ir būtina susisiekti, dar kartą kartoju, su draudimo įmonė. Bet dabar, kur yra ta draudimo įmonė? Visi žmonės, kurie dirba Norvegijoje, visi absoliučiai, net kontoroje tie, kurie dirba, jiem yra privalomas draudimas ir tą turi padaryti darbdavys. Tas draudimas yra nuo nelaimingų atsitikimų darbe. Nors aš dirbu, pavyzdžiui, kontoroje, bet aš esu apdrausta. Nors ten gali, lempa ant galvos gali nukristi, ar ne, mažai pavojinga. Bet ypatingai tie, kurie dirba rizikingose darbo vietose, jie privalo turėti šitą draudimą. tą turi padaryti darbdavys. Bet informacija apie tai nėra darbo inspekcijos atsakomybė. Informaciją šitą suteikia Justys Oberėtskaps departamente, neseniai įkurta ministerija teisingumo ir visuomenės pasirinkimo visokiems, kaip čia Oberėtskap, labai nelaimingiam dalykam departamentas. Ir tas draudimas, tuo draudimu taip pat gali pasirūpinti Yrkeskade Forsikringsforeningen. Labai ilgas pavadinimas, bet yra tokia draugija, todėl kad jie žino, ten dirba advokatai, ir jie labai puikiai žino, kad būtent šitas dalykas, Yrkeskade Forsikring, tai yra draudimas nuo nelaimingo atsitikimo darbe, yra labai apleista Norvegijos sritis. Ir apie ją labai mažai kas žino. Nes jeigu atsitinka toksai dalykas, kai žmogus susižaloja darbe ir pasirodo, kad jisai yra neapdraustas šituo privalomuoju draudimu.
Kas atsitinka tada? Tada jūs galite kreiptis į organizaciją Yrkesskadeforsikringsforening ir advokatai pasirūpins tuo, kad jūs gausite vis tiek išmoką, nes yra Yrkesskade fond, yra fondas. Gausite išmoką, bet kokiu atveju, nors darbdavys ir neturi draudimo. Ir tada šita būtent organizacija iškelia ieškinį darbdaviui, kad jisai sumokėtų visą tą kompensaciją, kuri buvo sumokėta susižalojusiam žmogui. Labai komplikuota. Ilgas procesas, 2-3 metai, bet jeigu susižalojimas yra labai sunkus, tai verta prasidėti, nes šitas draudimas yra privalomas. Ir darbdaviai labai bijo, kad jeigu atsitiks taip, kad jų darbuotojas susižaloja ir jisai pareikalauja, žodžiu, eina šito keliu ir advokatai ima dirbti su byla, tai galiausiai darbdavys turės labai smarkiai už tai sumokėti. Čia kaip tik Ar Vytautas kyla tokie mintis ar klausimai? Jo, aš kaip tik norėjau Vytauto du dalykai. Pirmas dalykas, ką man asmeniškai kilo mintis, tai kad šitą transliaciją būtina išsisaugoti, nes čia yra auksinė informacija tada, kai atsitiks nelaimė. Iš tikrųjų, būtų labai gerai žinoti dar prieš nelaimę, bet jeigu kažkas atsitiktų, tai būtent tą dalį reikėtų dar kartelį peržiūrėti. O Vytautas Šalna, aš jau komentarą parodį, jisai irgi nori įsiterpti į diskusiją ir sako, problema tame, kad daug tautiečių, jei susižalojimas darbo vietoje nėra labai rimtas, pavyzdžiui, su pjūklu įsipjauna ranką ar koją arba su viniakalė iššauna vinį, tiesiog pasiima biuletenį ir nepraneša tarnybos, kad tai įvyko darbe. Man atrodo, tai yra labai elementari situacija, žinoma situacija. Ne kartą tai atsitikė, kad jeigu kažkas tai atsitinka, tai tiesiog pasiema biuletenį ir tiesiog. Čia greičiausiai čia ir yra tas kultūrinis skirtumas tarp lietuvių ir norvegų. Kentėjimo tokia kultūra, sakyčiau. Negerai tas yra. Tikrai Vytautai pritariu. Jo, geriau ten viskas man gali būti blogai, bet aš vis tiek viską iškentėsiu, kad tik tai dirbčiau šitame darbe. Tai gerai, toliau tada. Dabar kaip užregistruoti tą traumą? Darbo inspekcijoje reikia registruoti arbeidstilsynet.no, ar ne? Ir yra mygtukas didžiulis viduryje varsle om arbeidsulykke. Praneškite apie darbo nelaimingą atsitikimą. Kuo greičiau, jeigu yra trauma rimta. Bet galite pranešti, jeigu ir nerimta, bet aišku, jeigu įsipjovėte priščiuką, tai tada nereikia. Manęs vieno seminaro metu klausė, kiek kraujo turi ištekėti, kad aš turėčiau pranešti. Žinot, aš negaliu sakyti. Sakiau, kad tokio nurodymo nėra, bet darbo inspekcijos būtent arbeidsulykke, jeigu įeisite paieško žodis bus darbo trauma, tai norvegiškai yra surašyta visi susižalojimai, kurie yra tokie, kad reikėtų pranešti darbo inspekcijai. Tai sakysim, jeigu yra galvos sužalojimai, jeigu žmogus neteko sąmonės, šitos reikia pranešti. Jeigu, pavyzdžiui, nupurto elektra nutrenkė, bet... Žinok, man tai neatsimenu. Reikia tada žiūrėti labai jau nuodugniai į tą puslapį. Man atrodo, aš jaučiu, kad atsakymas turėtų būti, kad privalo, nes iš viso, jeigu yra elektra perina iš vienos rankos į kitą per širdį, tai reiškia, kad tada žmogus turi būti guldomas į ligonę ir stebima jo širdies veikla, jeigu neklystu, 48 valandas. Čia yra privalomas dalykas, nes elektra labai širdies darbą gali sutrikdyti po daug valandų. Tai praktinis patarimas, jeigu nutrenkia elektrą ir galoti ne vieną pirštą, bet perina grandinę per jūs, per ranką, kitą ranką koją, būtina kreiptis į medikus visų pirma ir stebėjimai bus. Jo, labai gerai, kad taip sakai, bet nieko tokio nežinočiau, bet čia jau. Sako. Atrodo, nematomas toksai pažeidimas, atrodo, tik tai sąžinės reikalas darbuotojas, sako, mane nutrenkė elektrą, bet iš pačio saugumo, paties asmens saugumo būtina į medikus numeris 1 kreiptis. Ne, bet kita vertus, reiškia labai nesaugi darbo vieta, tai kaip jinai gali ten nutrenkti tą elektrą? Matai, jeigu mes dirbam kontorai, yra vienas dalykas, bet žmonės dirba, pavyzdžiui, Eglės vyras šrotė dirba, šrotė reiškia daug metalų, yra daug šiukšlių, daug dulkių, daug kažkas ten kerpa, ten pjauna, daro, ten kartais nukerta kažkokį tai kabelį. Bet aš noriu Jums pasakyti, kad tas darbo inspekcijai pranešimas, jisai neturi labai didelės reikšmės, nes ten yra pranešinėjama tik tai tam, kad mes registruotume statistiką
ir jeigu matys, kad didelis pažeidimas, tai atvažiuos patikrinti, kas darosi toje darbo vietoje. Kitos reikšmės tas pranešimas darbo inspekcijai neturi. Bet, pavyzdžiui, kad jums turėtų didelę reikšmę, tai reikėtų registruoti būtinai tą savo traumą NAV, meld irkės skada, tai yra darbo trauma būtinai, kad jūs gautumėte išmokas iš karto. Ir turi būti pripažinta, kad tai yra irkės skada, kad tai yra darbo trauma, su gydytojo pažymėjimu iš karto pripažįsta šitą. Taip pat turite susisiekti su draudimo įmonė, turėti korespondenciją su ją ir gydytojo dokumentus su to įrašu apie traumą darbe ir rinkti išlaidų kvitus. Ir pasakysiu dabar kodėl. Todėl, kad kai pristatysite biuletenį į NAF, gausite ligos išmokas tol, kol pasveiksite. O rinkite absoliučiai visus kvitus, jeigu darbo trauma, nes viską apmoka, netgi tą ėgeną dėl apmoka jums. NAVas arba HELFO, o jeigu jie atsisako kažką, tai netgi kartais reabilitacijos, ten visokias sanatorijas, jeigu turėsite, na, aišku, ne Lietuvoje tai kitoks pripažinimas yra, bet čia. Pavyzdžiui, eisite gal pas psichologus, aš nežinau, kokios gali būti dar su trauma susijusios išlaidos, bet jeigu jas turite, tai turi visas jas padengti, NAV arba HELFO, o jeigu nepadengs, tai draudimo įmonė turi padengti. Dėl to reikia iš karto, praėjus kažkiek tai laiko, kai jau galėsite kontaktuoti su draudimo įmonė. O jeigu darbdavys atsisako išduoti šitą paslaptį, kur esate apdraustas privalomuoju draudimu nuo nelaimingų atsitikimų darbe, tai iš karto kreiptis į tą organizaciją, kurią aš paminėjau, į advokatus. Todėl, kad jeigu žmogus liko iš dalies ar visai nedarbingas, nes labai dažnai iš karto tu dargi nežinai, tu susilaužiai gal ten koją, ar ne, ir kas bus po to. O po pusės metų žiūri, kad negyja, gal operacijos reikia, dar praėjo metai, ar ne, jau dabar jau ir NAVas gal nebemoka, jau pereinate jūs apie ant tų kažkokių tai AFP, ten kaip ten vadinasi, tie pinigai, žodžiu, kada nebemoka pilnos algos, ar ne? Tai tada jau galėtų priklausyti kompensacija, todėl kad sumažėjo jūsų pajamos. Praėjus metam darbingumas neatsistatė dėl darbo traumos, galite gauti kompensaciją iš draudimo įmonės. Todėl draudimo įmonė reikia pranešti nedaug laiko praėjus po darbo traumos. O ypatingai žuvus darbe, artimiausi šeimos nariai gali gauti irgi kompensacijas ir moka draudimo įmonė. Dar labai svarbus dalykas, kad jeigu kreipsitės į advokatus, kada yra darbo trauma, advokatų išlaidas taip pat dengia draudimo įmonė. Irgi, ne? Taip, dažniausiai. Tai būtinai, tarp kitko, aš esu aprašius visą tai gyvenu norvegio.no, darbo trauma, didžiulis straipsnis su visom nuorodom absoliučiai. Ir padarytas toksai filmukas mano, kai aš dariau tą trumpai ir aiškiai irgi visą tai papasakota. Bet tai yra labai svarbi informacija, nes jeigu to nežinosite, tai galite tikrai ir negauti to, kas jums priklausytų. Nes aš atsimenu vieną atvejį, kai vieno žmogus dirbo ir žuvo darbe, nes supjaustė į žoliapjovę kažkaip tai, kojas, ir jisai nukraujavo. Ir žmona atvyko, čia prieš daug metų buvo, atvyko pasimti jau mirusio savo vyro kūno, kreipėsi ambasadą ir kažkaip ambasada man pasakė šitą įvykį. Tai aš sakau, ką jai darbdavys sumokėjo kažką, tai ir ne. Sakė, 10 000 davė kronų. Tada aišku, man nepatiko tai, prasidėjo advokatai, visa kita, aišku, jisai buvo neapdraustas ir išrūpinome kompensaciją šitai šeimai, netekus maitintojo, gavo 1 milijoną kronų. 1000 kartų, 1000 kartų mažiau norėjo prisisukti. O žmona jau norėjo važiuoti namo, nes ją kaip ir patenkino tie 10 000, nes jinai nežinojo šitų dalykų. Žmogus dirbo legaliai. Pats svarbiausias dalykas, man atrodo, visados yra žinojimas. Tai būtent.
Ir kitas dalykas, kodėl tokia painiava atsiranda, nes policija atvažiuoja, ypatingai jeigu žmogus žūsta darbo vietoje, bet jie pažiūri, ar yra nusikalstama veika ir duoda baudą darbdaviui, jeigu jinai būna. Darbo inspekcija taip pat pažiūri HOMS ar veikia ir duoda baudą darbdaviui, gydytojas gydo išrašo biuletenį, NAV duoda sykį 5, tai ligos išmokas ir turite registruoti Skadame link. Helfo atlygina, reiškia, visus kvitus jūsų, kuriuos jūs išleidote, ten padengia draudimo įmonė irgi padengia kitas išlaidas ir kompensacijas taip pat sumoka. Tai vat visos šitos organizacijos, jos dirba kiekviena savo ir jos nekomunikuoja tarpusavį. Visiškai atėjo darbo inspekcija, policija, gydytojas, NAV, bet niekas nieko nepasako labai dažnai tam gulinčiam susižalojusiam žmogui. Ką tu toliau turi daryti? Niekas nesukombinuoja šito viso puzzle, kaip čia vadinasi, dėlionės į vieną vietą. Ir nors atrodo, kad visi viską kažką tai daro ir žmogui susidaro įspūdis, kad jam kažkas tai padės ir kažkaip tai stebuklingai atsiras kažkokia tai kompensacija, bet jinai neatsiranda. Labai dažnai pasirūpina darbdavys. Jeigu jis yra rimtas, jisai turi sekti visą eigą ir rūpinasi savo susižalojusiu darbuotoju. Bet jeigu to nėra, tai privalote pasirūpinti patys. Nu tai va, čia pakartoju tą patį, ką sakiau, pradėjus dirbti apmokymai, saugos instrukcijos, vertinam biut, kur skambinti atsitikus nelaimiai, kaip pranešti apie nesaugumą ir žinoti, kas tavo tiesioginis vadovas. Ir darbo inspekcija iš darbuotojų tikisi, kad va tokia ydinga darbo aplinka nesusikurs, kad jūs pasinaudosite visomis tvarkomis, didžiuliu aparatu, kuris dirba jūsų labui Norvegijoje. Tai yra HMS, Verneombud, BHT, RVO fond, tai yra regionalai Verneombud regioniniai saugos atstovai. O jeigu šitų tvarkų privalomų jūsų darbe nėra, praneškite darbo inspekcijai. Taip pat primenu, kad yra naujoraits.no, tai yra informacija netgi ir lietuvių kalba. Ir galite ateiti paslaugų centrą užsieniečiams, SUA, Service Center for Utenlandske Arbeidstakere. Ten galite gauti konsultaciją, taip pat ir iš manęs, aš būnu tenai trečiadienį, darbo inspekcijoje. Čia Osle? Taip. Pirmam seminare rodžiau, kur ir darbo valandas. Štai ir viskas, ir vėl su 2 akiniais susidveino jau turbūt visiems akise ir ačiū Jums už dėmesį ir dalyvavimą. Nu ką, Daina, aš tai galiu pasakyti, kad iš tikrųjų informacija yra fantastiškai naudinga. Visa tavo ta pirmoji pusė įvadas į kaip visa sistema veikia. Man labai patiko kultūriniai skirtumai, nes labai dažnai daug konfliktų atsiranda, aš irgi pastebėjau, kaip pradėjau darbuotis Norvegijoje, daug konfliktų atsiranda dėl to, kad mes ne tik tai nemokam tarti žodžių norvegišką kalbą, bet mes nemokam iškomunikuoti informacijos, kad Norvegijoje gyvenantis žmogus ją suprastų. Norvegiškai nemokam iškomunikuoti. Tai reiškia, kad nekeliant balso, galbūt neliečiant aštriai, galbūt kažkaip subtiliai, bet yra tam tikras būdas, kaip Norvegai komunikuoja. Tai man atrodo, tie, kas žiūrėjo visą transliaciją, tai aš dar kartelį paraginsiu, ne dėl egoistinių paskatų, kad jūs pasidalytumėte tą informaciją, bet dėl jūsų pačių. Jeigu atsitiks kažkokia nelaimė arba dar kažkas, paskui eiti į dirbatiems Norvegijoje formą arba galima ir šią puslapį užtruks laiko, tai jeigu jūs, pavyzdžiui, pasidalysit ant savo sienos arba nusiūsite per Messengerį draugui, jūs tą transliaciją atrasite visą laiką. Ir aš tik tai paskutinį norėčiau tokį, Mantas Krasoka, iš tikrųjų, bičiulis mano patikė klausimą, gal paskutinį atsakysim ir tada galėsim po truputį atsisveikinti su žiūrovais. Mantas sako, daug aktualios informacijos abiem pusėm, tiek darbuotojams, tiek darbdaviam, bet prevencijos pažeidimams priemonė pranešti, kas reikštų lietuvių mentalitetui ožinti, dažniausiai ilgainiui tampa jei ne akivaizdžių spaudimų, tai bent jau psichologinių spaudimų, ko pasiekoje pasiekmės, kad ieškotis kito darbo. Ir užbėgant už akių ir gal jau išvysite idėją, ar vedate informatyvaus pobūdžio seminarus darbovietėse, kad dalyvautų abi pusės. Ar čia bus paskui, ar kaip? Aš galiu iš karto atsakyti, kad ne, bet aš labai norėčiau tą daryti, bet kol kas aš nematau tokio
labai, tarp kitko, geras pastebėjimas. Jo, lietuviai sakys skundžiu, o norvegai sakys inspil. Tai yra kažkokio tai klausimo, žodžiu, kažkokia nuomonė pasakoma yra. Tai vėl kultūriniai skirtumai, suprantu, lietuviškas pasakymas šiandien norėjai teisių, rytoj norėsi ieškosi naujo darbo, labai yra gajus, taip, bet mes stovime prie tokios situacijos, kur jums sako jau 20 metų norvegai, kad jūs turit žaisti pagal mūsų taisyklės. Mes jums padėsime, mes bausime tuos nesąžiningus darbdavius, bet prašome jūsų, jūs irgi žinokite, ko mes iš jūsų norime ir padėkite mums tai įgyvendinti. Tai va šito mes ir norime, darydami dabar šitą webinarą. Fantastiškai, ponios ir ponai, ir aš noriu dar kartelį padėkoti mūsų Dainai Bogdanienei, darbo santykių saugumo ir teisės specialistai, Norvegijos darbo inspekcijos vyriausiai patarėja. Kiek, Daina, dirbi Norvegijos darbo inspekcijų metų jau? 18. 18 metų. Per tas 18 metų, man atrodo, tu ir šilto šalto esi mačiusi, ne? Labai daug. Mums labai pasisekė, kad tu taip savanoriškai. Mes iš tikrųjų, tai kad dabar dviese su Daina darom, tai mes visiškai net lygiai darom. Tai yra mūsų iniciatyva savanoriškai tam, kad jūs turėtumėt informaciją ir galėtumėt susižiūrėti tada, kada užkertant nelaimį kelią, o jeigu atsitinka kartais nelaimės, tai galėtumėt atsisukti įrašą ir pasižiūrėti. Ponios ir ponai, 1.5 yra didelis laiko tarpas, tai aš galvoju, jeigu jūs žiūrėdami įrašą pasidalysimėt po pusvalandį, tai 3 vakarai, 3 prisėdimai ir ta informacija puikiai bus įsisavinta. Ir aš tik dar kartelį noriu priminti, kad mūsų laukia dar 4 seminarai. Šiandien turėjom temą, tai buvo, ką reikia žinoti apie saugumą darbe, tai greičiausiai tai mes aptariam ir HMS, ir aptariam ir darbuotojo, ir darbdavio privalomus dalykus, kur kreiptis, jeigu kažkas darbe negerai, ir darbo inspekcijos vaidmuo ir įtakos galios. Ir mūsų laukia dar 4 temos. Tai viena tema bus skirta darbuotojams, būtent gegužės 6 dieną, būtent už savaitės laiko. Legalus darbas, socialinės garantijos. Tai bus paskutinė tema, kur mes kalbėsime tiem, kurie dirba samdomą darbą. Ir tada perėsim prie žmonių, kurie samdo darbuotojus, tai yra prie darbdavių temų. Tai gegužės 13 dieną turėsim darbdavio atsakomybę. Gegužės 20 dieną saugumas darbe, fiziniai organizatoriniai veiksmai, rizikos vertinimas ir privalomos saugos tvarkos. Ir jeigu nestiks force majeure, mes 6 kartą startuosim gegužės 27 dieną, antradienį, 8 val. Vakaro, kas ką tikrina ir kaip bendrauti su tikrintojais. Taip pat, ponios ir ponai, komentarai, man atrodo, patys geriausi. Tiek ir Karolis Papika sako ačiū, tiek ir Laimas Vinikaitis sako dėkui. Ir aš dar kartelį noriu pristatyti jums Dainą Bogdanienę, kurie po darbo nuo 8 val. Vakaro parašė jums didžiausią prezentaciją, 1,5 valandos išnekėjo. Ačiū tau, Daina, didžiausias nuo mūsų visų. Daina Bogdanienė. Ačiū man, ir tu iš tikrųjų labai daug darai. Tai ačiū tau, kad tu suteiki tokią galimybę. Kiek daug padėkojom vienas kitam ir iki pasimatymų visiems už savaitės laiko. Antradienį, kitą antradienį, 8 val. Vakaro. Iki pasimatymų. Iki, labą naktį.